Visą tai mes pradėjom naudot, kas mūsų politikam įdomiausia, nuo tada, kai įstojom iki dabar, dėja, aš turiu pasakyti, tai ES pinigai. Tie pinigai bendrai nėra dideli lyginant su valstybių biudžetais, jie sudaro tik 1% ES bendro vidaus produkto. Šalių biudžetai sudaro apie 40%, tai santykinai žiūrint jie nedideli, bet jei žiūrim absoliučiais skaičiais, milijardai, jie įspūdingi. Per 7 metus biudžetas 7 metam planuojamas, tai sudaro 1 trilijoną eurų visas ES biudžetas. Lietuva irgi gauna nemažai, apie trečdalį netgi Lietuvos biudžeto sudaro išmokos iš ES. Ir žinoma, politikam labai įdomu valdyti finansinius srautus, jie gali atsilyginti tokiu būdu savo rėmėjam, rinkėjus pamaloninti ir panašiai. Tai politikai domisi daugiausia pinigais. Tai turbūt suprantama. Mano nuomonė, ne ES pinigai yra svarbiausias dalykas, o bendra rinka, ten, kur mes esam toj bendroj ekonominėje erdvėje. Tai įstoję mes jau prie šitų dalykų prisijungiam. Kas buvo naujai suformuoluota 2004 metais, tai, kaip matote, keletas dalykų, kurie buvo įtvirtinti politiniuose susitarimuose tarp partijų, tarp Seime tuo metu buvusių partijų 2004 metais. Visų pirma, mūsų santykių su rytų kaiminėmis, suartinimas, kitaip sakant, mūsų kaip nario ES pozicijos išnaudojimas priartinant kitas šalis, nes tai ir mums svarbu dėl to, jog mūsų įmonės nemažai prekiauja su kitom šalim, Ukraina, Baltarusija, Moldova. Be to, mes perėjom per visą tą procesą, tai natūralu, jog reikia padėti ir kitiem, jeigu jie nori, aišku. Baltarusijos vadovas nelabai to nori ir jam tos paramos nelabai reikia. Bet yra šalių, kurios, kaip tikimasi, šį mėnesį, lapkričio pabaigoje atvyks į Vilnių, pasirašys asociacijos sutartis ir tų sutarčių dalis bus laisva prekyba su ES. Ypač iš Ukrainos tikimasi, kad visgi tai bus padaryta. Yra dar keletas klausimų, įskaitant Julijos Timošenko bylą, jos paleidimą. Bet tai jau 10 metų yra Lietuvos prioritetas. Ir jisai yra, mano nuomonė, pagristas. Tai šalis, kurios arti mūsų, geografiškai, jos svarbios ir mūsų verslui. Ir dėl to tas rytų kaiminystės šalių klausimas, jisai yra natūraliai mūsų vienas iš įdomiųjų dalykų. Lygiai taip pat prancūzai, italai, graikai, jiem įdomu, kas vyksta Afrikoje, Šiaurės Afrikos šalyse. Tai yra buvusios Prancūzijos kolonijos, Britanijos, jie turi ekonominius ryšius, jie žiūri ten. Mes